Sveiki, seniai nesimatėm. Dar vienas naujas vloginis video. Aš iš tikrųjų paskutiniu metu galvoju, ar man vadinti šitos video vlogais, ar tiesiog video turinys jums apie Etsy, apie mano darbą, apie mano darbo užkulisius. Tai kaip be užvadintumėm, esmė ta pati. Noriu parodyti jums ne tik rezultatus savo darbo, bet ką aš veikiu. Tai šiandieną turiu labai daug veiklos, labai daug darbo ir didžioji dalis to darbo susijusi su turinio filmavimu. Tai vienas iš jų būtent šis video, kurį norim įrašyti šiandieną. Dirbam su Martynu, jis iš tos kameros stovi dabar ir klauso, ką aš šneku. Parodysiu ir šiandien ir Martyną, jeigu neprieštaraus. Tai taip pat dar noriu šiandien nufilmuoti 2 video Etsy klubui, kadangi paskutiniu metu į Etsy klubą jungiasi labai daug narių. Man labai daug narių, nes anksčiau būdavo po 1, po 2 per dieną arba kas kelios dienos po naują narį prisijungia, o dabar kasdieną po 10-15 žmonių naujų prisijungia, kadangi pasiūliau išbandyti Etsy klubą nemokamai pirmasis 30 dienų. Tai, susigundo labai daug žmonių. Tai noriu nufilmuoti video, parodyti, kas vyksta Etsy klube, kad išnaudotų visas galimybės. Tai vienas iš darbų toks. Taip pat dar pačiam Etsy klubui, kadangi ten vyksta veiksmas ir aš duodu ten vertės, analizuoju parduotuvės, tai noriu padaryti tokį, einamąjį, vadinamą kasdienį video Etsy klubo nariams, papasakoti apie keletą naujienų, kurias sužinojau. Tai pirmieji sužino visada Etsy klubo nariai. Ir taip pat šiandien sportuosiu, daug nersiu. Turiu padaryti tokią antrą pusę, čia viena pusė. Čia kita pradėta, tai iki rytojus vakaro turiu pabaigti ir šiandien po pietų tikriausiai tik tuo ir užsiimsiu. Ir dar vienas dalykas, kadangi vakar paskelbiau apie naują kursą Print on Demand, tai ir jau yra 3 žmonės, kurie iš karto įsigijo, tai man reikia šiandieną sukurti produktą savo mokymų sistemoje to kurso, kad galėčiau tos žmonės ten patalpinti ir toliau naujus, kurie prisijungs į kursą, ten irgi kelti. Tai nėra taip, kad aš tik tai visą dieną mezgu, neriu ar pakuoju siuntinius. Darbo tikrai tokio organizacinio, kompiuterinio labai daug, tai šiandien viską ir parodysiu. Tai dabar svarbiausia man šiandien susikurti naują produktą. Čia taip atrodo iš tikrųjų mano kursų programa, platforma vidinė, ko jūs nematot, kur yra mano visi kursai, visos paskaitos. Tai tiesiog reikia man dabar sukurti naują online kursą. Užvadinsiu jį POD, Print on Demand kursas. Sukuriam produktą. Ir iš tikrųjų, kad jį paleisti, reikėtų sukurti bent vieną pamoką, bet kadangi pamokos bus kuriamos tik tai nuo rugpjūčio 26 dienos, sukursiu anksčiau, bet įkelsiu aš jas. Tai tiesiog tokia kaip preliminarią pamoką aš įkelsiu su pavadinimu pamokos bus įkeltos nuo rugpjūčio 26 dienos. Išsaugau. Ir tada susivesiu visas kurso detalės. Vakar jau pasiruošiau tą vizualinį paveiksliuką Print on Demand kurso, tai jį tiesiog įsikeliu. Tada aprašymą pasiimsiu iš svetainės, kurioje irgi viską jau pasiruošiau vakar, apie ką šis kursas. Kažkodėl neina kopijuoti čia, tai mes
Eisim į produktą ir nukopijuosim iš produkto. Mano svetainė yra per hostingerį, tą buvusį Zairo, tai daug girdėjus aš dalykų negerų apie jį, kad, neva, tai vienas iš prasčiausių svetainių, kaip čia pasakytų, builderių platformų, bet man užtenka. Man gerai, aš galiu viską sutvarkyti pati, man nereikia nieko samdyti, pilnai patenkina mano poreikius. Šiai dienai tai aš esu super patenkinta ir tiesiog naudojuosi. Toliau, taip, sudėsim aprašymą produkto. Per ilgas čia, tai sutrumpinsim. O, čia kažkokį tarpelį pasidarė. Na, susitvarkysiu šitą vėliau vietą, dabar tiesiog noriu išsaugoti. Taip. Kaina. Na ir viskas, paskelbiu. Kursas jau aktyvus. Aišku, dar reikia visko daug sutvarkyti, reikia rašyti pamokas. Ir šis kursas Print on Demand bus apie tai, kaip susikurti savo skaitmeninį produktą, bet kad klientas įgautų kaip fizinį produktą. Kaip pavyzdžiui, telefono dėkliukai, toks vienas iš gal populiaresnių Print on Demand produktų yra, kada jūs kuriate kaip Etsy pardavėjas, arba, pavyzdžiui, Shopify, netgi nebūtinai Etsy, šis kursas bus naudingas ir Shopify svetainėms, kurios dirba su Print on Demand. Sakykime, jūs sukuriate kažkokį dizainą, piešinį ir norite pardavinėti kaip telefono dėkliukus, bet patys gaminti jų nemokat, neturit galimybių. Tai yra svetainės, kuriuose galite sudėlioti savo tuos grafinius dizainus ant tam tikrų produktų. Tai vienas iš jų telefonų dėkliukai, įvairūs puodeliai, marškinėliai, ten kepuraitės, užrašinės ir panašiai, krepšeliai. Ir tie tiekėjai, tos svetainės, jos įgyvendina jūsų produktus, paverčia juos fiziniais produktais ir išsiunčia jūsų klientams. Tai šitą visą sistemą papasakosiu, kaip jinai veikia, kokios galimybės yra, kokie tiekėjai, tie gamintojai yra pagal produktus, kurie labiau tinka kokiems produktams, kaip užsiregistruoti tose sistemose, kaip susikurti produktus, kaip susijęti su savo Etsy parduotuvę arba Shopify'um ir kaip tiesiog auginti ir plėsti šito pobūdžio verslą. Šiaip pasaulyje paėmus jisai yra, toksai kaip pas mus gal dropshippingas Lietuvoje populiariau, tai pasaulyje jisai Print on Demand, POD, labai populiaru, bet Lietuvoje aš dar daug tokių nematau. Iš tikrųjų yra, kas tą daro labai sėkmingai, bet visgi dar toksai negirdėtas daugam pavadinimas yra, tai pasistengsiu, kad kuo daugiau jūs išgirstų. Šitas žabakštynas pas mane jau čia koks mėnesis laiko. Aišku, tos babinos tai atsiranda, tai išnyksta ir čia buvo atsirinktos tos specialiai spalvos visos dabartiniai sukneliai tunikai, kurią gaminu pagal užsakymą. Ir tiesiog reikia viską susitvarkyti, nes gaminausi šitus siūliukus, bet čia visokie aplinkui, jie čia koks mėnesis laiko ar daugiau stovi. Tai tiesiog noriu šiandien viską susitvarkyti, nes atėjus į ofisą atrodo, kad jau čia vietos niekam nėra ir vos ne kartais reikia koją prasistumdyti, kad praeiti tiesiog. Tai susitvarkysiu, nes dabar turėsiu tokį tarpą tarp dviejų gaminių, po to kitą užsakymą turiu, kur gaminsiu, bet visai kitos spalvos, tai apsitvarkau, dar reikės tikriausiai prasivalyti rytoj viską, išsisiurbliuoti ir tiesiog judu pirmin. Tai pradedam.
tokie tarpai, tai mane jau ima stresas, nes man atrodo, kad aš jau mažai siūlų turiu. Tai aišku, čia jų tiek, kad jeigu pati mėgščiau kažką, nerčiau, tai čia visam gyvenimui tikriausiai. Nu, bent jau 10 metų tai tikrai, bet kai aš juos gaminu, miksuoju ir matau, kad kažkokia spalva baigėsi ir man trūksta šiek tiek žalsvesnio atspalvio sukurti naują spalvą, tai man jau stresas, tai ieškosiu jau būdų pasipildyti ir žinau pasakojus, kad noriu išbandyti geresnės kokybės, šiek tiek siūlą, nors čia tikrai kokybė man tenkina, bet pavyzdžiui įdėti, kad aš miksuoju 5 spalvytes, arba 6-7, tai įdėti kokio šilko, arba ten kokios nors labai aukštos kokybės medvilnės. Nu, bus matyti, taip, puikia proga atsirasti šiek tiek brangesniam siūlui. Dabar tvarkau čia. Čia šitie siūliukai, tai iš tikrųjų yra tokie likučių rinkinukai, kur aš irgi Etsy pardavinėjau, darau pagal spalvytes įvairius rinkinukus, o pavyzdžiui, tokia šviesiai balta spalva, šviesiai balta, kokia nesąmonė pasakiau, netikra balta, off-white arba ta milky white vadinama, kuri atrodo, nu, iš esmės jinai balta, bet jinai turi to tokio sendinto baltumo gelsvumo. Ir jie čia visi skirtingi, iš esmės yra visi šitie matkeliai skirtingi, bet aš juos miksuosiu, dėsiu vieną rinkinuką, darysiu pagal svorį, tiesiog pateiksiu, kad yra miksas įvairių siūlų, tam tikro atspalvio ir žinokit, perka. Tai, na, ta prasme, ne maišais perka, bet aš pasirinkimo turiu labai daug ir vat labai mėgstu iš tikrųjų su tuo žaisti, nors čia man iš piniginės pusės finansų žiūrint, tai yra labai juokinga, visiškai neapsimoka tą daryti, bet čia tokia mano meditacija, aš būna, kai atsivežu, dabar užsisakius turiu apie 7 ar 8 kilogramus ir nežinau, kas ten yra, irgi miksas visko, tai būtinai parodysiu, bent jau pas save Instagram'e būtinai parodysiu, kai aš viską čia išversiu ir kiek čia visko bus daug, tai aš kokias 3-4 valandas pusdienį skiriu, pasileidžiu Netflix ar muziką ir tiesiog medituoju aš su jais, tvarkau, suku ir fotografuoju tuos rinkinukus. Pavyzdžiui, taip atrodo vienas rinkinukas, tai tiesiog aš taip fotografuosiu, čia iš tos lentos ir dėsiu pardavimui už 100 eurų. Nukauju. Tikrai ne 100 eurų, bet ir ne 5. Nu ką, viskas nusifilmavom pradžioje, ne? Tai lėkiu sportuot ir grįžus vėl tęsim filmavimus Etsy klubo.
video, telefonas, sportinė apranga paruošta. Susitiksim po pertraukos. In progress. Sveiki. Tai grįžtu pas jūs su naujienomis, kurių turiu 1, 2, 3, 6. Tiksliau 6 punktukus, ką noriu jums papasakoti. Tai kągi, sveikinu prisijungus į Etsy klubą. Iš tikrųjų labai jūsų čia laukiu jūsų dar daugiau. Man visada yra toks noras, kad ta bendruomenė nesusidarytų iš 5 žmonių, nes kuo mūsų daugiau, tuo ir aš galiu daugiau pagalbos suteikti, ir vienas kitam galim bent jau palaikymo, tai būtų tikrai daugiau. O Etsy klubas yra pagal pavadinimą apie Etsy. Tai Etsy, jau tikriausiai žinote, yra pasaulinė online platforma, kurioje galima prekiauti savo gaminiais. Bet šitą mano veidų kamerį, tai čia mažo, kur yra nereikia, ne? Ką turiu? Čia va, kur. Čia va. Šitą nereikia. O, tai čia sėtų barnelį. Ai, turiu tiesiog išjungti video. Tai Etsy klubas iš esmės kaip platforma atrodo labai panašiai į socialinius tinklus. Ir turime įrašus, kaip matot, narės klausia, rašo savo įrašus ir klausia patarimų apie savo situacijas. Čia yra mano įkeltas video, įvairias dažniausiai pranešu įvairias naujienas, kas vyksta Etsyje, kažkokios naujos funkcijos atsiranda, mano pamąstymai, įžvalgos, istorijos nutikusios su Etsy ir panašiai. Tai tiesiog galima naudotis šiuo feedu. Čia yra viena iš narių parduotuvės apžvalgų. Kitas mano video update'as, naujienos apie Etsy Awards ir panašiai. Tos informacijos medžiagos čia yra labai daug. Galite tiesiog viską klausyti, žiūrėti savo patogiu metu. Arba galima naudotis šią kairėje. Būna. O Dieve. Tai va, antra dienos dalis mano visa skirta šiam darbui. Rodžiau pirmą pusę. Rezultatas tai bus, parodysiu, va toks. Realiai čia yra grynai dydis, kurį moteris pasimatavo. Ir modelis lygiai toks pat. Tik tai išsirinko kitas spalvas. Būtent va tokias vandens, kaip sakau, čia tokios, man nežinau, Maldyvų spalvos yra, tokio atostogų Maldyvų. Tai čia visi šitie kraštai, jie susitvarkys į tuos mažesnius kutukus, tai tiesiog turiu pabaigti iki rytoj vakaro sutartą, nes šeštadienį išskrenda į Maljorką, kur dalyvaus vestuvėse ir rengsi šią suknelę, tuniką. Tai man toks nerimas, atsakomybė, bet kartu ir garbė. Bet iš tikrųjų, kai jinai pasimatavo, tai aš neįsivaizduoju, kam geriau ta suknelė būtų tikus. Tai nebejoju, kad atrodys fantastiškai. Tai ir turiu toliau kitą užsakymą. Panašų modeliuką, tik šiek tiek jau truputį bus tokių pokyčių ir spalvos bus degančios, tokios geltona, rožinė, oranžinė,
raudona, tokia saulė deganti ugnis, tai vešiu į Vilnių pasimatuoti porą modeliukų, pasižiūrėsim, kaip krenta pagal siluetą ir tada jau kursiu naują modelį iš to, ką turiu, tiesiog tokios bus modifikacijos ir visiškai naujų spalvų. Tai man šitas darbas iš esmės yra, nesakau, kad aš norėčiau visą laiką vien tik tai nerti, nes, pavyzdžiui, vakar už vakar nėra labai daug ir iš tikrųjų tai pavargau, nes ir nuo to sėdėjimo aš dar pasileidžiu klausyti kažką, tai dar smegenys apsikrauna, nes tai kažkokius informacinius video klausau apie Etsy, vlogerius įvairius ir dabar neseniai pradėjau klausyti Mind Valley vieną kursą apie manifestacijas, tai jau jį ten į pabaigą aš klausau ir ten labai daug visokių kursų yra ir aš išsipirkus turiu metinę narystę ir ten klausau, tai vat neriant. Tai, sakykime, prasėdžiu kokias 2-3 valandas, neatsistojus, neriu, čia tas spalvytės taiko, vat, pavyzdžiui, kiekvieną eilę vis kerpu ir žiūriu kitus kokius siūliukus priderinti, kad nebūtų ištisai vien tik žali ar vien tik mėlyni, tiesiog miksuoju, kad tas toksai, spalvynas plauktų. Ir tame, kai prabūna kokias 2-3 valandas ir tada, pavyzdžiui, atsistoju ten nueiti į tualetą arba iki namų nubėgu kažką pasiimti ar valgyti parsinešti ir išeinu į lauką ir atrodo, what, kas čia per pasaulis, toks kaip zombis jaučiuosi iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų nenorėčiau, kad tai būtų mano vienintelis ir pagrindinis darbas, nes darant daug šito darbo, beprotiškas nuovargis. Atrodo, kad tai yra malonumas, kad hobis, bet aš dažnai tą šneku ir savo klientėms, kad labai atsakingai rinktis, ką norit daryti, Etsyje ypatingai, ką pardavinėti, kad tai būtų mylimas užsiėmimas, nes įsivaizduokit, dabar aš nemėgčiau šito darbo ir turėčiau taip daryti, tai aš tikriausiai nekeščiau. Bet man vis tiek malonumas didžiulis ir tas nuovargis, jis yra, jis kitoks yra, kai darai mėgstamą darbą. Tas nuovargis, jis yra toks, kaip ir nuovargis, pavargus, apspangus, bet jis yra fainas tas nuovargis, ypatingai, kai matai rezultatą. Tai šita pusė dažnai tokia atrodo nematoma ir kai čiupinėja žmonės tos daiktus, aš apie rankų darbą labai daug šneku, ypatingai apie kainas. Dabar pastaruoju metu savo Instagrame kėliau kelis įrašus apie kainas ir paaiškinu, kodėl tokios kainos yra. Nes pavyzdžiui, tunika, suknelė 250 eurų ir kažkam galbūt atrodo, oh my god, už ką čia tuos 250 mokėti, taigi čia žiauriai daug. Bet kai pamato žmonės ir paaiškina, kiek laiko į tai įeina, nes, pavyzdžiui, šitie ir siūlai, aš juos dar susikuriu, atsirenku spalvas, atrodžiau ryte, atsirenku spalvas, susimiksuoju, susiveju su aparatuku, tada atsirenku tą visą spalvyną, kas čia man dera, kas nedera. Tada beneriant dar aš dėlioju, taigi vieną eilę nunerti, tai yra 5 minutės. Jo, 5 minutės, kažkur nepilnai. Bet tai nereiškia, kad 100 eilių nunerti yra 500 minučių. Teisingai skaičiuoju. 5 minutės, 100 eilių, 500 minučių. Ne. 100 eilių nunerti yra 800 minučių. Ta prasme, nes tarpuose, kai nuneri vieną eilę, tada aš renku, kurį kitą siūliuką žiūriu. Gal šitas geriau, gal šitas geriau. Tas spalvų derinimas, jisai užtrunka laiko. Ir skaičiavimai, matavimai, tada N kartų guldau suknelę, dedu ant jos kitą ir žiūriu, kad man dydis tas pats gautųsi, kad nenukryp nuo dydžio, nes pradžiai nusinėrė šiek tiek platesnis, tai vėl taisiau. Tai to darbo, sukuriant rankų darbo produktą nematomo, jo yra labai daug ir tą reikia įvertinti, kiek valandų kainuoja, ne kiek siūlų kainuoja, bet kiek valandų kainuoja padaryti tą galutinį produktą. Ir kai žmogus tai supranta ir pamato, tai tie 250 eurų yra labai mažai. Iš esmės tai yra 5 darbo dienų darbas. Tai nežinau, 250 prieš mokesčius. Tai pagalvokit, ar tai yra daug ar nedaug. Tikriausiai labai mažai. Žinoma, tai yra kitas tas aspektas, ką irgi pagalvoju, kad kam tai yra daug, tai yra tiesiog ne tam žmogui, nes, pavyzdžiui, sakykime, renkantis automobilį irgi renkamės tiesiog pagal savo kišenį, ar ne? Galbūt norėtumėm Porsche automobilio, bet už 10-15 tūkstančių
Už 20 000 naujo nenupirksim, bet yra kitų automobilių naujų už 20 000. Tai, sakyčiau, tas rankų darbas, kuris yra brangus pačio darbo prasme, yra kaip Porsche. Tai negali žmogus reikalauti, kad jis kainuotų kaip Opelis. Suprantat? Nes tai yra tiesiog neįmanoma darbo laiko prasme pagaminti Porsche už Opelio kainą. Tai va čia žinokit yra Porsche. Kas nesupranta, yra žmonių, kurie Porsche nemėgsta, yra žmonių, kurie nemėgsta mano kūrybos, bet yra, kurie mėgsta ir vertina ir nori, tai tiesiog tiems, kam per brangu ir apie kitų darbus kalbu, nes mačiau neseniai man moterį parodė, kuri persiuva drabužius iš naudotų drabužių, įvairių audinių, jinai persiuva ir daro ten paltus, sukneles ir tie darbai, yra ten sijonas 200 eurų, paltas 800, 900 eurų, o medžiagos tai jau jos gyvenę savo gyvenimus, net yra naujos, realiai tos medžiagos jai beveik ten niekur nekainuoja, gal kažkokie pamušalai ir kažkas, bet iš esmės esmė yra perdirbimas, bet visas dizainas, idėja, laikas, įgyvendinimas nugula į tai. Ir va ten irgi tas yra Porsche, kurį žmonės vertina, perka tie, kurie supranta. O tie, kurie nesupranta, jie eina tiesiog kažkur į parduotuvę ir nusiperka už 20 eurų. Tai aš manau, kad nėra visi produktai skirti visiems. Aš manau, kad kiekvienas produktas turi savo atskirą pirkėją. Ir mūsų poreikiai skirtingi, skoniai skirtingi ir viskas su tuo yra gerai. Tai va, išsisakiau, pasipasakoju, aš manau, kad šita tema apskritai verta atskiro įrašo, atskiro video, tai kažkada jį padarysiu, padetalizuodama, gal kokių pavyzdžių parodydama tiek savo, tiek kitų, ką tai reiškia ir ką reiškia, kai yra kažkur internete ten už 20 eurų megztas, nertas daiktas ir iš tikrųjų tai nėra rankų darbas ir kaip tai gadina visą tai rankų darbo kūrėjams. Turiu ką papasakoti, noriu papasakoti tai kitam kartui. O šiandien iki darbo dienos pabaigos sėdėsiu su šituo, pasileisiu toliau klausyti kursą, dar laukiu, kol paleis 2 naujas serijas Love is Blind UK. Vakar sužiūrėjau, kiek buvo įkelta, šiandien turi įkelti 2 naujas serijas, tai labai įdomu, ar ten susiženys ar nesusiženys. Tai žinokit, jo, aš esu Netflixinė. Tai ką, atsipalaiduoju, tęsiu savo darbą. Žinau, kad vakare būsiu pavargos, bet labai daug nuovargio, mėgausiuosi. Iki kito video.